Artūras Hrulinskas. Ledinuko karalystė, ledinuko gimimas. Šaltoką besibaigiančio žiemos naktį miško šalies gyventojai džiaugsmingai šventė žiemos išvarimo iš miško ir pavasario pasveikinimo šventę. Trankiai grojo muzika, linksmi gyventojai šoko, o fejerverkai įvairiausiomis spalvomis nuspalvindavo dangų. Dėl šventės beveik niekas nepastebėjo, kaip į mišką nukrito ryškiai mėlynas nedidelis meteoritas. Keletas smalsuolių, grožėdamiesi fejerverkais, pastebėjo šį meteoritą, bet nieko neįtarė, nors jis ir buvo mėlynos spalvos. Pamanyk tik, Pagalvojo jie. dar vienas iš toli atskriejęs fejerverkas ir nukrito nesprogęs kažkur į mišką be įspūdingo reginio. Miško šalis tai buvo vadinama todėl, kad visur buvo miškas ir augo medžiai. Tiesa, buvo keletas tokių laukymių, kur po miško gaisro buvo išdegę plotai, tačiau miško gyventojai likdavo gyventi miške ir tos laukymės laikui bėgant vėl apaugdavo mišku. Miško šalis taip pat buvo išvagota daugeliu upių ir joje tarsi šveicariškame sūryje telkšojo daug nedidelių nuostabių ežerėlių. Šią šventišką naktį meteoritas iš dangaus krito ne į mišką, kaip keliems jų mačiusiems pasirodė, o tiesiai į ežerą. Galingu smūgiu jis pralaužė storą ledą, atsitrenkė į ežero dugną ir liko ten gulėti. Gali būti, kad kokią dieną narai mėgėjai jį ir atras ežero dugne. Tačiau šio pasakojimo istorijai tai jokios įtakos jau nebedaro. Šis meteoritas nebuvo paprasta dangumi skriejusi uoliena, nes prieš atsitrenkdamas į ledą jis negarsiai pokštelėjo ir į visas puses pažėrė krislelių, kurių iš toli nebuvo galima pastebėti. Vienas krislelis pataikė į ežero pakrantėje stovintį mergaitės nulipdytą senį besmegenį. Gerdama namuose arbatą, ji išgirdo pokštelėjimą lauke ir nustebo. Kas čia taip arti mūsų namų pokštelėjo ir bumbtelėjo? Pasižiūrėjus į ežerą, ji pamatė skylę ledinėme paviršiuje, nuo skylės lekiančius krislelius, panašius į smulkę krušą ir greitai ore sušalančius vandens lašelius. Negana to, jai pasirodė, kad prieš savaitę jos statytas senis besmegenis pajudino galvą ir pamojavo ranka, į kurią buvo įstatyta šluota. Mergaitė apsidžiaugė nutarusi, kad įvyko stebuklas, nes stebuklais ji tikėjo. Nubėgusi pas tėtį, puolė aiškinti. Tėti, senis besmegenis gyvas. Šiam vakarui, brangioji, jau visko gana. Dabar eik miegoti. Rytoj galėsi nubėgti prie savo besmegenio ir jį apžiūrėsi. Kažin ar kas patikės, tačiau tame meteorito išmestame krislelyje miško šalies gyventojams buvo pasiųsta vienos ypatingos gyvybės dovana. Iš tikrųjų, šiai smalsiai mergaitai nepasivaideno, kad jos besmegenis judina galvą ir rankas. Ne, nes taip ir buvo. Į besmegenį skriejęs krislelis pažadino jame gyvybę ir jo viduje tarsi viščiukas kiaušinyje pradėjo formuotis žmogeliukas. Ryte atsikėlusi mergaitė nepamiršo, kas buvo nutikę, todėl apsiavė ir nubėgo pažiūrėti besmegenio. Ne, jis nejudino galvos kaip anąsyk ir nebemojavo ranka, tačiau jo juodos anglinės akys keistai, tarsi deimančiukai spindėjo. Tai jau nebebuvo besmegenis, jis mergaitai pasirodė turys protą ir sielą, tačiau šie dalykai kažkur giliai dar buvo užšalę. Mergaitė nuolatos vaikščiojo pas besmegenį ir jį kalbindavo, stebėdavo. Kas kartą jį pamatydavo kokią nors gyvybingą permainą. Vis dėlto, kai tik prie sniego senio prieidavo mergaitės tėtis, jis tapdavo įprastu besmegeniu. Akys nebeblizgėdavo, nosis nuknepdavo, dingdavo jo baltumo spindesys. Dukrelė, ko tik tu neprisigalvoji, nors gal geriau, kai vaikai tiki stebuklu, o ne kokiamis tuštybėmis. Tebūnie, jei tau taip atrodo,
Gal taip ir yra? Mergaitė pasakė tėtis. Praėjus kelioms savaitėms, vieną vidurnaktį, kai ryškiai švietė pilnatis ir jau nebebuvo taip šalta kaip aną kartą, o mergaitei nesinorėjo miego, ji nusprendė pažiūrėti pro savo langą į ežerą ir savo besmegenį. Ir išvydo, kad jos sniego senis vėl juda. Aha, pričiupau tave, tu esi gyvas. Pribėgusi prie jo kalbėjo mergaitė, o sniego senis jau nebesivaržė ir neapsimetinėjo. Prašau tavęs, nuimk man nuo galvos tą kibirą. Jis munka žemyn, negaliu nuo jo išsivaduoti. Pasiskundė. Nustebusi, net žado netekusi, mergaitė nuėmė kibirą, o senis pradėjo purtytis. Sniegas nuo jo birėjo, o galų gale, nukritus visam sniegui, prieš mergaitę stojo maždaug jos amžiaus ir ūgio berniukas. Labas, štai aš ir čia. Tarė jis mergaitai. Dėkoju, kad mane nulipdėjai ir visas šias dienas rūpinaisi bei stebėjai, tačiau dabar jau atleisk. Turiu eiti ir miško šalies gyventojams papasakoti apie didelę jiems grėsančią nelaimę. Paskui man reikės sugrįžti pas savo tėtį į Ledo karalystę. Mergaitė turėjo tiek daug klausimų šiam berniukui, kad net nežinojo, nuo kurio pradėti. Mano vardas Meilė, o koks tavo? Uždavė nepažįstamajam pirmai galvą šovusį klausimą. Vardo kol kas aš neturiu. Tu mane padarei, tai ir duok man vardą, o aš pasakysiu, ar man jis tinka. Kadangi tu esi iš sniego ir ruošiesi keliauti į Ledo karalystę, pavadinsiu tave Ledinuku. Tarė ji ir nusijuokė. Meiliai buvo labai smagu taip netikėtai duoti savo naujam draugui vardą. Man patinka šis vardas, tik pasakysiu, kad gyvybę gavau štai iš to ledinio meteorito, kuris atskrido iš Ledo karalystės, o kūną ir vardą man suteikei tu. Tarė Ledinukas. Meilė prisiminė, kad jis kalbėjo apie nelaimę. Tai tu atėjai iš Ledo karalystės mūsų perspėti dėl kažkokios nelaimės? Kokia nelaimė mūsų laukia? Greičiau sakyk, gal galime ką nors padaryti? Miško šalies laukia sunkus laikai. Galiausiai ji bus sunaikinta. Miškai išdegs, ežerai ir upės išdžius, gyvūnų ir paukščių nebeliks. O žmonės taps labai nelaimingi. Aš privalau papasakoti žmonėms, kad Ledo karalystė yra pati geriausia vieta žmonėms gyventi. Vešlūs miškai, dideli ežerai, nuostabi jūra, aukšti kalnai, gražios ir vingiuotos upės. Ten jau dabar gyvena gausybė gyvūnų, paukščių, upėse ir ežeruose daug žuvų. O Ledo karalystės karalius, mano tėtis, labai myli žmonės ir nori jiems suteikti daug gero. O kodėl aš iki šiol nesu girdėjusi apie Ledo karalystę? Kodėl jokie žmonės nėra nei joje apsilankę, nei iš jos sugrįžę ir papasakoja, kaip į ją nukeliauti? Ne taip viskas paprasta, Meilė. Žmonių kraujas yra sūrus ir žmonės mato tik pramintus kelius, o Ledo karalystėje gali gyventi tik tas, kurio kraujas yra saldus. Į šią šalį nukeliauti gali eidamas ne žmonių keliais, o sekdamas keliu, kurį aš parodysiu. Kiekvienas, kuris seks mane ir eis į Ledo karalystę, net nepajus, kaip jo kraujas iš sūraus pasikeis į saldų ir jis galės lengvai praeiti pro vartus, atskiriančius Ledo karalystę nuo miško šalies. Kas eis tuo keliu, kurio aš einu, bet bus sūraus kraujo, tiesiog nematys vartų ir nusisuks į šalį, eidamas savo keliu, todėl liks gyventi pražūstančioje miško šalyje. Ledinuk, aš eisiu su tavimi į Ledo karalystę, ne todėl, kad miško šalį gresia nelaimė, o todėl, kad tikiu tuo, ką man sakai, juk aš tave padariau ir vardą tau daviau. Ir su tavimi labai gera.
Turbūt taip yra todėl, kad tavo kraujas saldus, ar ne? Paėmusi šaltą ledinuko ranką, meilė apsigręžė ir jie kartu nuėjo apie ledo karalystę papasakoti tėčiui. Apmąstymui. Ar būna, kad ir tu, brangus skaitytojau, pasvajoji apie puikų pasaulį, į kurį norėtum nukeliauti, nes ten laukia nuostabūs nuotykiai, geriausi draugai, daug džiaugsmo ir laimės, tačiau tu niekaip nežinai kelio į tą šalį, neturi draugo, kuris tave ten nuvestų. Ar tu tiki, kad egzistuoja gražus pasaulis ir tokia šalis, į kurią reikia keliauti? Ar tu kartu su meile, pasitikėdamas ledinuku, kuris buvo padarytas iš sniego ir gimė iš ledinio meteorito, eisi į šią nuostabią kelionę ir lauksi kito pasakojimo?